Pradžios knyga, 2 skyrius. Taip buvo atbaigti dangus ir žemė, bei visa jų galybė, kadangi 7 dieną Dievas buvo užbaigęs darbus, kuriais buvo užsiėmęs. 7 dieną jis ilsėjosi po visų darbų, kuriuos buvo atlikęs. Dievas palaimino 7 dieną ir padarė ją šventą, nes tą dieną jis ilsėjosi po visų kūrimo darbų. Toks yra pasakojimas apie dangų ir žemę, kaip jie buvo sukurti. Ta diena, kai viešpats Dievas padarė žemę ir dangų, kai žemės laukuose dar nebuvo jokių krūmokšnių ir dar nebuvo išdygus jokia laukų žolė, nes viešpats Dievas dar nebuvo siuntęs žemėn lietaus ir žmogaus dar nebuvo dirvai arti, tik versmė trykšdavo iš žemės ir drėkindavo visą dirvos paviršių. Tuomet viešpats Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė jam iš nervės gyvybės alsavimą. Taip žmogus tapo gyva būtybė. Viešpats Dievas užveisė sodą Edene rytuose ir ten įkurdino žmogų, kurį buvo padaręs. Iš žemės viešpats Dievas išaugino įvairių medžių, gražių, akims ir gerų maistui, su gyvybės medžio sodų viduryje ir gero bei pikto pažinimo medžiu. Upė išsilieja Edene sodų drėkinti. Už sodo jis skiriasi į 4 upes. Pirmosios vardas Pišonas, tai vingiuojančioji per visą Havilos kraštą, kuriame yra aukso. To krašto auksas yra rinktinis, ten yra ir bedelio bei lazurito. Antrosios upės vardas yra Gihonas, tai vingiuojančioji per visą Kušo kraštą. Trečiosios upės vardas yra Tigras, tai tekančioji į rytus nuo Asirijos. O 4 upė yra Eufratas. Viešpats Dievas paėmė žmogų ir apgyvendino jį Edeno sode, kad jį dirbtų ir juo rūpintųsi. Ir įsakė žmogui viešpats Dievas tardamas: nuo visų sodo medžių tau leista valgyti, bet nuo gero bei pikto pažinimo medžio tau neleista valgyti, nes kai tik nuo jo paragausi, turėsi mirti. Viešpats Dievas tarė: negera žmogui būti vienam, padarysiu jam tinkamą bendrininką. Taigi viešpats Dievas padarė iš žemės visus laukinius gyvulius bei visus padangių paukščius ir atvedė juos pas žmogų pamatyti, kaip jis juos pavadins. Kokiu vardu žmogus pavadins kiekvieną gyvą būtybę, toks turės būti jos vardas. Žmogus davė vardus visiems galvijams, visiems padangių paukščiams ir visiems laukiniams žvėrims, tačiau savo tinkamo bendrininko nerado. Tuomet viešpats Dievas užmigdė žmogų giliu miegu ir jam miegant išėmė vieną šonkaulį, į jo vietą užpildė raumenimis. O iš šonkaulio, kurį buvo išėmęs iš žmogaus, viešpats Dievas padarė moterį ir atvedė ją pas žmogų, o žmogus ištarė: štai pagaliau kaulas mano kaulo ir kūnas mano kūno. Ji bus vadinama žmona, nes iš savo žmogaus buvo paimta. Todėl vyras paliks tėvą ir motiną, glausis prie žmonos ir jie taps vienu kūnu. Jiedu buvo nuogi, žmogus ir jo žmona, tačiau nejautė jokios gėdos.